Šį vakarą mokysime savo šunį eiti aplink jūs atbulomis. Ką reikėtų daryti? Žiūrėkite atidžiai. Ir mums šį vakarą talkina Wonder Dog šunų akademijos įkūrėja Gretė Krutovienė kartu su Eltonu ir rodo, ką reikia jums daryti. Šios komandos šunį galite mokinti pradžioje tiek iš vienos pusės, tiek iš kitos. Tai nėra visai jokio skirtumo, tačiau taip jau įprasta kinologijos ir šunų pasaulyje, kad mes pradedame nuo kairės savo pusės. Tai pirmiausia, pastatykite šunį kairėje savo pusėje ir, kaip jau minėjome ankstesnėse pamokėlėse, nuo ko reikėtų pradėti dresūrą, tai išmokyti šunį sekti jūsų delną, jūsų kumštį, kuriame yra maisto. Tai šiuo atveju, jeigu jūsų šuo moka tą daryti, tai labai pagelbės jums ir šį pratimą išmokysite kur kas greičiau. Kai jūsų šuo stovi kairėje jūsų pusėje, tai veskite skanuką šuns nosis lygyje ir pabandykite delną ir kumštį laikyti taip, kad ir sukti jį taip, kad šuns kūnas liktų šalia jūsų kojų, o galva suktųsi į kairę pusę. Ir taip šuniui lengviau paaiškinsite, kad jisai turi eiti aplink jūs. Už kiekvieną žingsnį paeitą atbulomis duokite skanuką ir skatinkite gerų žodžių, negailėkite emocijų, nes tai yra lygiai taip pat svarbu. Vieną tik tai žingsnį padėjo, duokite skanuką. 2 žingsnius padėjo, duokite skanuką. 3 padėjo, duokite skanuką. Kai jau nebepasiekėte su kaire ranka jo vesti už jūsų ir aplink jūs, tuomet pereikite į dešinę ranką, tik tai veskite vėl lygiai taip pat tame pačiame lygyje, nosis lygyje ir veskite šunį aplink save. Sukite, kad galva eitų šalia jo kairio peties, o korpusas liktų būtent šalia jūsų kojų. Kiek vėliau, kai šuo mokės jau eiti aplink jūs, mažinkite paskatinimų skaičių, skanukų skaičių ir pradėkite mokinti verbalinę komandą. Gretė naudoja tokį garsą R. Tai reiškia, kad šuo eitų atbulomis aplink ją. Jūsų tikslas padaryti taip, kad jūs nejudinate rankų visai, tik tai sakote tą komandą ir šuo eina aplink jūs atbulomis. Dresūros pamokėlės turėtų trukti ne ilgiau 3-4 minučių, jos turi būti smagios, gerų emocijų pilnos ir tai pamatysite labai greitai pasieksite rezultatą, kai jūs tiesiog šuniui pasakysite komandą, tarkim, kaip ir Gretė sako R ir Eltonas eina aplink ją. Jeigu turite klausimų, rašykite mums į mūsų Facebooką. Beje, čia taip pat rasite ir praėjusias dresūros pamokėles bei begalę kitų naudingų dalykų jūsų augintiniams. Sėkmės pamokose!